Labas, aš esu Kristupas ir šiandien mes nusprendėme šnekėtis tarpusavyje apie feel good filmus. Ką mes galime vadinti feel good? Kas tai yra? Man atrodo, kad feel good filmai yra tie, kurie tau palieka labai geras emocijas, kai norisi pasikrauti teigiamos energijos po visų darbų ir nuovargio. Man atrodo, kad tai yra puiku žiūrėti tiek vienam, tiek poroje, tiek grupėje draugų. Tai kaip kino ekspertė, kodėl tu atsirinkai šiuos filmus, kuriuos dabar atsineši į studiją? Filmus atsinešiau iš tokio įvairių backgroundų, iš įvairių pusių. Tai vienus mačiau festivaliuose, kitus VOD platformose ar kino teatruose. Tai filmai, kuriuos atsirinkau, iš tiesų yra tie, kurie man paliko kažkas teigiamas emocijas. Nebūtinai tai yra, geriausi filmai sukurti ever, bet jie neša kažkokią šiltą emociją. Tai pirmasis gal filmas, tai iš tiesų būtų Delphine Lehery Paskutinis šokis, angliškai Last Dance. Tai yra belgų filmas. Kas mane iš tiesų šiame filme sudomino buvo tai, kad vis dėlto kalbame apie vyresnio amžiaus žmonės. Šiuo atveju vyrą, kuris neteko žmonos ir teatre perima jos vietą. Kaip pagrindinis veikėjas atsiduoda be jokių, neigiamų nusiteikimų. Jo niekas neverčia. Jis nenurzga žodžiu, ar ne, ir toksai nesilaužo. Jo, jisai taip lengvai, atsiduoda, ne viskas gaunasi, jo kūnas jau nebe toks jaunas, jisai pats po įvairių ten ligų. Bet jisai eina į tai, vedamas meilės ir šilumos ir slepia nuo savo šeimos. Iš pirmo žvilgsnio žiūrint, gali pasirodyti, kad šis filmas iš tiesų yra pakankamai depresyvus. Taip, bet tai nėra. Iš tiesų, man atrodo, kas ir būtent šios režisierės buvo nuostabus sugebėjimas, tai kad tokią sunkią temą parodyti per grožį, nes iš tiesų taip, netektis yra sunki tema, bet kartais iš tiesų žmonės tiesiog nori prisiminti geriausius prisiminimus, nebūtinai ašaras yra sprendimas, O kokį antrą filmą galėtum tada rekomenduoti šiandieną? Antras filmas, tai iš mano pusės būtų Jimo Jarmušo Pattersonas. Čia tas vardas, kuris iš karto asocijuojas su tokiu lėtu kažkokiu kinu, eksperimentiniu kinu, kava ir cigaretės. Aš to nevadinčiau eksperimentiniu kinu, man atrodo, Kava ir cigaretės yra puikus filmas, kurį mes daugumą žiūrėjo mokykloje. Taip. Ypatingai vyresnėse klasėse ir pažiūrėdami šį filmą norėjau. Per dailės pamokas. Taip. Ir būtent norėjom, būti tokiais veikėjais, tie, kurie sėdi kavinėje, geria kavą. Šachmatiniai staliukai. Taip. Tai aš manau, kad jo filmai nėra eksperimentiniai, jie yra nepriklausoma kino, jie nėra finansuojami didelių studijų ir kas jam tai davė laisvę kurti apie tai, ką jis nori. Tai Pattersonas irgi iš pirmo žvilgsnio, toks yra filmas apie kasdienybę. Pagrindinis veikėjas Pattersonas, kuris gyvena Pattersono mieste ir vairuoja autobusą ir atrodo, kas čia iš to. Bet man labiausiai strigo jo žmona realiai. Nes jisai tai toks stabilus, ramus, gyvena savo gyvenimą, jisai vairuoja tą autobusą, rašo savo laisvalaikių poeziją, po darbo nueina to alaus, grįžta namo, pavedžioja šunį, o žmona kiekvieną rytą jinai kažką naujo daro savo gyvenime. Jinai vis suranda kažką. Šiandien jinai mokinsis gitarą grot. Kitą dieną net nori ten būti aktorė ar dar kažkuom. Toks prieštaravimas tarpusavyje, ar ne? Visiškai skirtingi žmonės. Ir dažniausiai, man atrodo, mes kaip žmonės esam tų dviejų veikėjų junginys, kurie darom tą rutiną kasdieninę, bet taip pat mėgstam ją įtraukti kažko netikėto. O koks trečias filmas galėtų būti? Tai trečias filmas galėtų būti Mike Mills Drąsiau. Aš pati esu mačius tik kelis jo filmus, bet jie abu man labai patiko. Antras, kurį mačiau, ten buvo 20th Century Woman. Joaquinas Phoenixas čia sugrįžo būtent po Džokerio vaidmo, kuris jį labai, išsekino ir kuriam jis numetė ir labai daug svorio, bet tai yra emocionaliai labai sunkus vaidmo. Ir vaidina, radio laidų vedėja, kuris keliauja po Ameriką ir kalbina vaikus. O vaikai, jie tokie yra natūralūs, jiems dar galima svajoti, jie gali kritikuoti, nes jų pasaulis dar nėra toks paveiktas. Kai dabar pasakai, tai man kažkuo tarpusavį susijungia su Weso Andersono Moonrise Kingdom. Yra toks filmas apie vaikų stovyklą. Taip. Kur yra romantinė istorija, kaip du vaikai įsivaizduodami, kad jie yra suaugę ir jie eina į pasimatymą, susitarė tarpusavyje, kaip jie susitiks ir ką jie veiks kaip suaugę, bet šiuo atveju esantis vaikai. Filmas sukurtas ryšys tarp suaugusių pasaulio ir vaikų pasaulio, man atrodo, tai labai gražiai, susilieja. Nes jisai labai mielai ir nuoširdžiai grįžta pas vaikus ir vaikai nuoširdžiai supratę, kad jis jų klausosi,
taip pat pasako savo, žinai, tai kaip jie mato tą pasaulį, tai kaip jie galvoja, kas atsitiks galbūt ateityje ir ko jie nenorėtų galbūt matyti. Tai ačiū Ieva už filmų rekomendacijas. Bet jo, mes apie 3 filmus dabar pašnekėjom. Taip, bet jų yra žymiai daugiau, juos galima, pavyzdžiui, pažiūrėti žmonės Cinema namų kino platformoje, prisiregistruoja, atsidarai paiešką, ten yra jų daug, įsirenki ir žiūri, kas tau labiausiai patinka.